Su pirma, sveikinu Šiaulius su pergale. Kas liečia rungtynės, iš mūsų pusės labai prastas pirmas kėlinys, labai blogai ėjom į rungtynės. Nežinau, analizuosim, kalbėsim, bet taip įeiti rungtynės negalima, kur sunku buvo atpažinti, visi vaikščiojo, nieks nerodo noro bėgti kažkaip, kai tas keistai, Šiauliai išėjo žymiai aktyviau, agresyviau, ko pasiekoje pelnė įvartį. Tas žaidimas mums toliau jisai nesiklijavo, turėjom daryt keitimus. Antram kėliny išėjom, norėjom perlaužt tą žaidimą, kad atsirastų judėjimas, bet vėl po klaidos praleidom įvartį, bet po to šaunuoliai vaikinai surado savy jėgų ir atsirado ir žaidimas, ir progos, ir manau viskas buvo neblogai, pritrūko laiko, sunku pasakyti, neštuvai, keitimai, vartininko laiko tempimas, teisėjas dadada 4 minutės. Taip, kas pritrūko laiko, galbūt būtum išplėšę lygis. Ne pačios maloniausios tendencijos pastaruoju metu formuojasi, kalbant apie pirmus kėlinius, jau ne pirmą kartą pakankamai greit praleidžiami tie įvarčiai arba su Dainava buvo raudona kortelė, galbūt ne visada tas žaidimas būdavo blogas, ką jūs su Banga sakėt, kad nebuvo ten viskas blogai, bet tiesiog nepavyksta tie pirmi kėliniai. Turit kažkokį įsivaizdavimą, kodėl gal nepavyksta pirmajame kėlinyje sukontroliuoti visko, kad jūs įgytumėt pranašumą? Geras klausimas, sunku pasakyti, galbūt ir varžovai tuo metu dar šviežesni, norim žaisti su kamuoliu, ištampyti varžovą, žinot, ir sakau, šiandien antram kėliny matėm, kad galim ir turim tam žaisti kaip antram kėliny, o atrodo, kad pirmam kėliny dar yra ir jėgų tas, bet sakau, šiandien tai buvo tragiškas kėlinys iš mūsų pusės. Kita nemaloni tendencija, skaitant taurės rungtynės, pirmajame kėlinyje, trečias rungtynės paeiliui, kai tenka daryti keitimą dėl vienų ar kitų priežasčių. Šiandien Sabo buvo pakeistas, turbūt irgi ne trauma, o taktiniai dalykai lėmė pokytį. Jo, taktiniai geltona kortelė, sunkiai iš tai, žinot, kiekvienas, ne taip, kad prisilietimas, bet kažkokia mini klaida ar stabdymas, o žinom, Šiauliai žaidžia iš kontratakų, ir atakos stabdymas gali būtų virtęs raudona kortelė, taip kad nenorėjom per daug rizikuoti ir dėl to padarėm tą keitimą. Dar vienas momentas, Nauris Petkevičius, jūsų vis dar rezultatyviausias žaidėjas, bet jau 6 rungtynės paeiliui nepavyksta jam pelnyti įvarčio, kur galbūt galėtų būti to priežastis, gal ar tiesiog jam kažkas nepavyksta, ar galbūt reikia laiko su Lucky Tomu susižaisti, kadangi anksčiau galbūt mažiau jie žaisdavo puolime kartu, dabar pastaruoju metu jie būtent puolime sudaro duetą. Viskas gerai ir su Nauriu, ir su Luckiu, kad Nauris neturėtų situacijų, tai būtų kita kalba, dabar jisai turi situacijų ir sakau, ir jis daug įdeda darbo ir gynybiniam plane, ir taip, kad sakau, neturėtų situacijų, dabar turi kiekvienos rungtynėse situaciją, gal šiuo metu truputį šlubuoja tas paskutinis smūgis, tai kaip minėjau, situacijų turi. Ačiū. Dar galima, ar negalima? Norėčiau paprašyti tie, kurie sudarinėja tvarkaraščius, kad kitą kartą duotų anksčiau žinot, kada rungtynės su Šiauliais, nes po paskutinių rungtynių su Banga visi galvojom, kad žaisim penktadienį. Taip kad sunku kaip treneriui ateiti pirmadienį ir nežinot, kada rungtynės, nei komanda, nei žaidėjai, nei treneriai nežinom, kada žaisim su Šiauliais. Sužinom pirmadienio popietę, kad žaisim pirmadienį, taip kad linkėjimai.
Šiandieną aš galvoju, kad 3 taškai yra pats svarbiausias, ko mes turėjom gauti šis dienos rungtynės, todėl kad ir praeitas 2-3 rungtynės buvo neblogos, neblogi mes žaidėm, bet pergalių nebuvo ir jau buvo laiks to pergalę gauti ir žaidėm prieš mūsų tokį vieną iš arčiausių oponentų, Sūduvo komandą, labai gerą komandą. Ir taip galėtų pasakyti, pirms kėlinys iš vis neblogai pavyko, bet antrąjį kėlinį jau biškį pritrūko. Fiziškai mums sužaisti geriau, labai svarbu buvo antras įvartis kėlinio pradžioje, kas mums davė, taip sakant, variantų žaisti gal biškį daugiau ant kontratakų, bet vis tiek, antrą kėlinį mes davėm daugiau šansų Sūduvo komandai, negu mes norėtų. Pirmą kėlinį greitas įvartis, pakankamai kontroliavo situaciją, viskas kaip ir atrodo neblogai, antras kėlinys prasideda irgi pelnant įvartį, paminėjot, kad trūko gal kažkiek to fiziškumo, bet ar tai yra vienintelė priežastis, kodėl taip pasikeitė viskas Sūduva per antrąjį kėlinį, berods pagal statistiką gal 20 smūgių atliko, kaip per pirmąjį kėlinį gal 3. Aišku, ten aš galvoju, tas yra du momentai į vieno yra. Viens yra fiziškai, antras psichologiškai. Mes žinojom, kad mums biškai yra problemos su sveikat žaidėjim ir kažkur ir jie pačiai jautė, kad yra 2-0 ir kažkur norėjo pasaugoti energiją. Ir atėjo momentas, kad mes atidavėm iniciatyvą Sūduvai ir vėliau jau buvo labai sunku paimti jo atgal. Aišku, kad mes nenorėjom taip sužaisti. Antrajame kėlinyje darėt keitimą, Vytas Gašpuitis vėl žaidė, Nojus Stankevičius buvo pakeistas, ar nutiko kažkas, ar čia taip sumanėt? Ne, ten buvo situacija, kad ir Vytas, ir Nojus buvo sirgę šią savaitę ir praeitas rungtynės Vytas nežaidė dėl to, kad buvo susirgęs ir aišku, ten buvo daugiau situacijų, kaip subalansuoti tuos žaidėjus, kas iš jų gali sužaisti šiandien. Šiandien dar prieš rungtynes buvo toks, nežinau ar žinot, smagus rekordas užfiksuotas, mušinėjo žmonės kamuolį, 733 žmonės mušinėjo. Ar komanda žinojo, galbūt ir tai kažkiek padėjo, gal irgi užsives, kai žinai, kad bendruomenė aktyvi prieš rungtynes? Ja, mes žinojom apie to, kas planuojas ir aišku, kad mes jautėm, nuo rungtynių pradžios tribūnos ir mūsų sirgalius ir tas labai padeda. Jūs matot, kad mes ir namus savo stadiono ir daug emocijų ir daug, kaip sakant, galim atiduoti ant aikštės ir tokios situacijos, kur gal yra tas mūsų maksimums. Todėl aš gal tik pasakyti labai didelį ačiū už palaikymą ir tas buvo vienas iš irgi labai svarbių emocijų faktorių, kad mums buvo sunku antram kėlinyje, kad mes gavom pergalę. Rungtynėse nutiko dar toks vienas momentas prieš jūs, kuomet Šiaulius treniravo Mindaugas Čepas, ten būdavo jam ir kortelių, ir visko, ir emocijų. Į jūs žiūrint, atrodo, kad tų emocijų tokių nelabai būna, bet kortelę vis tik gavo. Tai kaip čia nutiko, ar tai nebus, kad ta kortelė galbūt pirmoji jums per karjerą? Ja, tai yra mano pirmoji kortelė karjeroje ir aš esu ne nuo tų trenerių, kas labai daug ten su teisėjais kalba ir labai daug ten emocijų yra. Šiandien tokia situacija buvo, teisėjam atrodė, kad ten per daug agresyviai aš komentavo to, kas buvo ant aikštės, dėl to kortelė. Nieko tokio.